Dainius Kreivys, prašau, 5 minutės jūsų. Sveiki, esu Dainius Kreivys, konservatorių kandidatas į Vilniaus merus. Per 20 metų praleistų versle išmokau imti ir padaryti. Išmokau vizijas paversti darbais. 10 metų esu politikoje. Esu 2 kartus rinktas Vilniaus vienmandatėse apygardose. Seime išmokau daug ko, o svarbiausia, esant net labai skirtingoms nuomonėms, surasti ir priimti reikalingus sprendimus. Ypač netgi jeigu nuomonės labai skiriasi. Dirbant ministru, teko tikrai nemažai nuveikti. Mano ir komandos pastangomis buvo sukurtos agentūros Investuok Lietuvoje, Versli Lietuva, Mokslo inovacijų technologijų agentūra. Asmeniškai derėjausi tiek su Western Union, su Barclays. Prisimenu su premjeru Kubiliumi Kopenhagos centre esantį Danske banko valdybos salę, 200 metų salę, kur įtikinėjom valdybos narius įkurti Lietuvoje paslaugų centrą. Šiai dienai Vilniuje turime virš 80 paslaugų centrų su 20 000 gerai apmokamų darbo vietų. Aš moku vizijas paversti darbais, moku vizijas paversti realybę. Mieste turime nemažai problemų. Kamščiai, trūksta infrastruktūros, mokyklų. Žiemą prastai valomi šaligatviai, baseinai stovi pripilti vandens ir neveikia. Tačiau visų problemų šaknis yra viena. Prasta miesto vadyba, prastas miesto valdymas, šeimininkiškumo, ūkiškumo trūkumas. Aš noriu jums pasiūlyti išsipildžiusi Vilnių. Nes Vilnius, išsipildęs Vilnius, tai miestas, kuriame gera gyventi ne tik tai miesto centre, bet ir visose rajonuose. 15 minučių atstumu jūs galėsite rasti visą reikalingą infrastruktūrą. Parkus, mokyklas, sporto objektus, baseiną ar ledo areną. Patogus miestas tai miestas, kuriame lengva judėti. 7 paras per metus praleidžiame kamščiuose. Mes siūlome 3 sprendimus, kaip galima būtų sumažinti kamščius 50%. Pirmas, išmani eismo valdymo sistema grįsta dirbtiniu intelektu. Antras, tuneliai ir viadukai labiausiai užsikišusiuose sankryžose. Ir trečias, be abejo, nei vienas Europos miestas negyvena be didelio pajėgumo transporto priemonės. Metro, tramvajus ar talpieji autobusai. Rinksite jūs referendume. Matote katiną. Jisai gyvena Šeškinės dviračių centre. Rūsyje, kur treniruojasi dviračininkai. Štai taip atrodo mūsų sporto infrastruktūra, nes nėra už ką nusipirkti nuodų pelėms. Pelės gaudo katės. Ką mes siūlome? Mes siūlome vietoj vieno stadiono 50 objektų, sporto objektų visam Vilniaus mieste ir dar stadioną. Stadiono vertė yra 200 milijonų eurų. Teisingai išgirdote, 200 milijonų, nes 100 milijonų yra 20 hektarų žemės, kur yra po juo. Dar plus 100 milijonų yra kita žemė, kitas kapitalinės investicijos. Už tuos objektus mes galim pastatyti viską. Visus sporto objektus, viadukus, tiltus, mokyklas ir darželius. Sveikas miestas neįsivaizduojamas ne tik tai be dviračio takų, bet ir be gerų gydymo įstaigų. Po poliklinikų reformos mes sakome, kad paslaugas galėsite gauti gydymo įstaigose taip pat tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir privačiose. Diagnozė ir gydymo paskirimas per vieną dieną. Ir tai yra ne pasakos, tai yra realybė. Mielieji, versle praleidau 20 metų, 10 metų politikoje. Sukaupta patirtis leis man ją panaudoti Vilniuje, kad galėčiau pakeisti Vilniečių gyvenimą, kad galėčiau pakeisti jūsų visų būtį. Man buvimas politikoje yra tarnystė.
tarnystė miestui, tarnystė šaliai, tarnystė žmonėm. Aš esu pasiruošęs priimti šitą iššūkį. Ačiū.